Sveiki, mėlyjei, judu vėlgi link kliento, link pardavėjo, kad galėčiau įsigyti klientui fotoaparatą, padėti išsirinkti, padėti jį apžiūrėti, kad jis turėtų gerą aparatą. Jau esu apžiūrėjęs ne vieną fotoaparatą, neteko nuvažiuoti ir į kitą miestą apžiūrėti, bet labai sudėtinga išrinkti gerą ir gerą kainą. Taigi, tuoj mes pažiūrėsim, ką mes rasim. Manau, kad variantas yra jau neblogas, tai palinkėkite sėkmės. Aparatas jau rankose, aš jau patikrinau už kadro, pažiūrėjau kas kaip, kiek yra padaryta kadrų su juo. Aparatas tikrai neblogas, labai, sakyčiau, neblogai atrodo, nors tikrai panaudotas. Šis modelis yra Nikon 3000 klasė, bet jų buvo 3000 prasidėjo, paskui 3100, 3200, 3300 ir 3400, nors yra dar naujesnis modeliukas šitos klasės, bet šitas, manau, kad tinkantis pradžiui fotografavimui. Žmogus visiškai dar nemoka fotografuoti, nori mokytis fotografuoti ir nori turėti savo fotoaparatuką, todėl, manau, šitas variantas labai geras. Kaip taisyklė, irgi jų būna šiek tiek sulaužyti dangteliai, todėl būna kitą kartą, aišku, sunkiau laikosi, bet ką aš padarau, aš paprastai vieną pusę paklijuoju, antrą pusę amortizuoju ir tas dangtelis visai neblogai laikosi. Taigi, dangtelį pažiūrėjau ir kas yra turbūt fotoaparate svarbiausia, tai aišku pasižiūrėti, ar tikrai viskas gerai su stiklais, ar nepabraižyti jie, ar neardyti, ar ne. Tai nuėmus objektyvą reiktų būtinai nepamiršti pažiūrėti ir kitą pusę stiklo, ar nieko nėra, viskas gerai. Pažiūrėkite, atkreipkite dėmesį, kiek jis naudotas. Faktiškai objektyvas šitas turbūt nenaudotas visiškai, nes visos raidės nėra nubrauktos. Jeigu jis būna naudotas, tai tos raidės gan greitai nusitrina. Dabar dar pasižiūrim, ar neardyta, nesukinėta varžtelė, ar pats fotoaparatas netaisytas. Reiktų apžiūrėti iš visų pusių ir iš apačios, nes šitie varžtai būna dažyti, todėl jie būna labai gerai aiškiai matosi, ar neardytas. Šitą pusę paprastai, jeigu ilgiau naudotas, aišku, tokia biški pabala nuo rankų, nuo prakaito, tai pasimato. Nieko nėra ką norėti, nes aparatas iš tikrųjų nėra naujas. Dabar ir pasižiūrim, kaip yra aplinkui okuliaras, irgi paprastai būna pamestas, pasižiūrim, kaip ekranėlis ar nėra, labai puikiai išsilaikęs, nenubraižytas, nenutrintas. Uždedam atgal objektyvą. Vat, ir vėlgi atsiminkim, kad uždaryti arba atidaryti jungti objektyvą yra šitą knopkę, jos reikia būtinai paspausti. Kiti nežino ir laužia ir būna trakšt. Ir viskas. Jie trakinus, reiktų pasiklausyti, ar objektyvas tyliai, švariai vaikšto. Jeigu nėra jokių traškesių, tai reiškia, kad jisai dulkių neturi ir nieks ten nebraška. Būtinai pasižiūrim, ar kortelė yra, jeigu žadėjo jums kortelė, štai kortelė yra. Jeigu sakė, kad akumuliatorius yra, pasižiūrėkime, ar jisai originalus, nes tai mano nuomonė tai yra labai svarbu. Originalus akumuliatorius, jie visą laiką bus vis tiek geresni. Visą laiką patariu įsigyti ir antrą akumuliatorių, jeigu kažkur važiuoti į keliones ar daugiau kažką fotografuoti, jie nėra tokie stiprus, kad ilgai laikytų, priklausomai nuo to, kiek darote kadrų. Būtinai pažiūrėkit šitų USB jungtis, kaip užsidaro dangtelis, nes jie, kaip sakiau, gumos išpursta, paprastai nenori užsidaryti. Čia puikiai laikosi, nes žmogus matyti nenaudojo. Aišku, svarbus dalykai ne tik varžtelius apžiūrėti, bet ir kiekvieną kraštą pažiūrėti, ar jis iš tikrųjų nėra trinkteltas, nėra kokio tai įskilimo, įdaužimo. Bet čia viskas kaip ir tvarkoja, tai mano nuomonė, aparatas tikrai geras, dabar būtų neblogai nufotografuoti ir pažiūrėti, kaip jisai fokusuoja ir kaip duoda ryškumo. Vėl atrakinam ir aš paprastai irgi žiūriu kur nors į raides. Nustatau į vieną raidę ir žiūriu, ar ryškumas būtent yra ten, kur aš nustačiau, ar kur nors į priekį, arba gali būti kažkur tai atgal. Jeigu taip yra, reiškia, aparatas nėra suderintas su objektyvu. Ir tai nėra gerai. Bet va štai pasižiūrint į, reiškia, nuotrauką, matosi, kad tikrai viskas gerai, puikus ryškumas, pasididinam būtinai, pasižiūrim,
ne tik dėl ryškumo, bet dar pasižiūrim, ar nėra kokių sudegusių pikselių ir taip toliau. Taip kad mano nuomonė klientui tiks ir tuo jie ateis mokinys ir man atrodo bus galima pasiūlyti ir pasakyti, kad taip, mano nuomonė tai tinkantis ir kaina tinkanti ir pradžiai mokytis tą labai gerai. Aš paprastai ir siūlau pradžiai, kol tu nieko nesupranti, fotoaparatą pirkti nebūtinai naują. Geriau kažką pigiau, bet tegul būna veidrodinis, kad tu galėtum viską reguliuoti, viską nustatyti, pats išmokti ir vėliau, kai jau tu tikrai nuspręsi toliau eiti karjerą, fotografo karjerą, tada tu galėsi ir pirkti, įsigyti jau kažką savo profesionalesnio. Taip kad šitas variantas, mano nuomonė, geras, sulaukiam ir pažiūrėsim, ką pasakys atėjęs klientas, mano būsimas mokinys. Na va, visiškai nesenai įsiskirstėm, mano mokinė patenkinta, viskas labai gerai, bet žiūriu net sustot kažkur, kad padaryt video, nes vėjas pučia. Niekada nepagalvosi, kad balandžio mėnuo ir toks gali būti vėjuotas arba šaltas. Taigi puikiai pasižiūrėjom, išrinkom, jeigu jums patinka štai toks video ir jūs galit kažko sužinoti, išmokti, ar patys kitą kartą pasižiūrėti, išsirinkti jums tinkantį fotoaparatą, tai atkreipkite dėmesį tai, ką aš rodžiau, kaip tai padaryti, kaip tai išsirinkti, kad įsigytumėte tikrai gerą fotoaparatą ir gerą kainą. Todėl laikink, prenumeruok, būtinai užduok klausimų, jeigu tau rūpi, kad turėtum tikrai gerą produktą, kurį tu gali įsigyti. Tai iki sekančio karto, o jeigu nori, kad padėčiau, visą laiką gali kreiptis.